dalyvių varžėsi Lietuvos orientavimo čempionate. Šeštadienį vidutinės rankos varžybose vykusiose Marcinkonių miške vyrų elito grupėje nugalėjo Jonas Šiaulius. Antrąją vietą užėmė Šiaulių Iptizos klubui atstovaujantis Latvijos Arnas Žybelis, o trečias buvo Donatas. Moterų elito grupėje čempione tapo Kristina Rybakovaitė, paskui ją finišavo Steklė Kreivytė ir Sandra Paulaitė. Sekmadienį Sėdmušio miške paaiškėjo stipriausi klubai estafečių. Vyrų varžybose čempionu tapo Šiaulių Iptizos ekipa. Sidabro medalius iškovojo Kauno Tako klubas, bronzos Kauno Medina. Tarp moterų geriausiai sekėsi Alytaus Dainavos komandai. Antrąją vietą užėmė Šiaulių Tako klubas, trečiąją Klaipėdos Kopos. Kitą savaitgalį pajėgiausi Lietuvos orientacininkai Latvijoje varžysis Baltijos šalių čempionate. Jame jėgas išmėgins 7 šalių atstovai. Su Latvija